biški ruošamės darbams. Atvežė 1000 litrų saliarks. Tai dabar kainai pakretus išėjo 1 litras euras 3 centą. Tai skaitau gan gerą kainą. Pigiau negu 1 euras, gal ten kelias centas bebus ant vasaros. Kas dar nežino, dabar nuo šių metų sausio kažkelintos dienos naus žymėtą dyzeliną dažiklis ir visą Europą priims. Tai dabar spalva tokį nebeižalį, tokį melsvesnį jau ir. Tai kiek domėjaus, tas dažiklis atseit yra agresyvesnis ir labiau prie talpų sienėlių limp. Atseit paskiau lengviau yra aptekti, kokios mašinos lengvosios adako. Bet teiktos alarks ir įtep technikavos užtenkančiai mašinas gali nupilti. O dėl lengvųjų mašinų, ūkio reikmėm naudojam. Tai kaip supratau, jei norės dabar dažytą saliarką pilti mašiną, turėsi mašiną užregistruoti į VMI, kada jinai yra skirta ūkio reikmėms. Tada atseit jei sustabdyti, patikrinti, tada niek nesakytų. Kaip sam, vasarinis kvėtruks reiks susivaryti, didmaišis. Jau čia sėklų pasiruošti. Grįžtam prie bilkiaus, šį sykį remontas užsiemam, o patobulinimas. Nupirkau begelius su automatiniu kabliu, o ne ir nuimti nuo vokiško bilkiaus. Tai turėtų tiek ir čia uždėti. Įsisukau 4 špilkas laukon, kadangi nos yra per trumpas, nes ką begelę užsidės reikia kad ilgesnis anos būtų. Špilk negavau, tai dėsam ilgus keitus varžtus. O veitos piroklin šaib dėsam dvigubą su karpuka šaibą. Dabar nors kiek naudojau, žymiai geresnis už spiroklinis, nes jau ką paveriš, karpuką įsipjauni metalą ir be rakti jau ne šansą atsukti. Nu, įdėjom kablį automatinį. Dabar jau bus pats šustriausias Belarus visam rajone. Dabar žymiai lengviau bus volus prisikabinti, priekabs automatinis. Šitas užsifiksuoju rankinėlį. Privažiaus su kabliu, čia nusispaus ir užsirakint pats. Sukinėjęs vis kelnuojas, jau čia superins patobulinims Belaruso. O prieš tai naudodavau šitas tuoj kablį. Čia jau senas nuo sovietinių laikų, su bilkės eidau. Toks šitas. Irgi, kaip ir automatinis, bet visa bėda nuo, kad anon užsidėjęs negali užsidėti centrinės traukės. Todėl negali kitų padarų kabinti, kol ant yra uždėtas. Ir tai, ant sver 30 kg, tai tarkim, kaip grįžti pasi juos, nusimėti siejimui, reikia dar ton šitą užsimėsti, kad volus prisikabinti, tai labai daug laiko išeina. Tai dabar uždėjau begelių su kitu kabliu, reikia tikėtis, kad darbą paspartės. Pagaliau atvežė trąšų iš agrokoncerno. Šias metas pasisekė, teisėjai atvežė. Nereikia pačiam su priekabi iki miestų važiuoti. Tai turam šią metau 2,5 tonas karbamidą. Onsais vasarojo ves prieš sėją.
ir 2,5 tonas salietras. Salietra buvo žeminiam kvietragiam, teika nutier 10 hektar. Tai daugmaž išeis po 300 kg hektar, kur žirnė 100 kg mažiau. Da anksčiau naudodavau sulfat, bet kad žemės tyrims pasidariau, tai gan rūgštų į lauką, tai atsisakiau, kadangi jums labiau rūgštam dirvas, o ir tep ir pats salietra daug rūgštom su laiku. Tai šiaip jei ateit žiūrint, reikėtų, jei kalkint dar nepradėsas, tai veizėti įspirkti lietuvišką kalcio amonį salietrą. Ant to ar savį kalciaus ir kaip ir neutralizaujant ton salietras rūgštinį poveikį. Nu ir orėlis, įlyn, įsning, į perkūnį baladuojas. Niek, tikriausiai paskutinė pasispardymą tokiai. Jis tos gal normalus pavasaris. Kombarsį to užsimetėm, tai jau bėlkis pašaln. Varysam perm trešiam pasidaryti. Nu, užsipėlėm salietras. Visą bėdą, kad te galiu po ton susipilti. Tepti anksčiau pildavau po ton, bet dabar reikalą pasikeiti, nes keltos dasidėjai. Skaitai, kad tas atsver 300 kg, dar barsitau situolinius įneš. Tai jeigu ton užsipil, bėlis praded ir skraidyti. O jei dar kalniuką, tai išves ant šiknos sėda atsisėdis. Taip, dabar kiek pamenu, skleindį reik statyti ant 3,5, kad 100 kg išpertų. Čia viskas į paprastą staubar statau. Yra lenko apskaičiauta lentelė, o kokios sklendys, ko greičiai, kiek bern. Tai daugmaž nusistata palei lentelį. Pasidara pirmą trešimą, pirmą bunkerį išsitreš. Ir mata, ar reik pasireguliuoti dar į didesnį, mažesnį pusę. Neįdėlė tikslus trešiams, bet kaip už tokį kainą barsitovo, tai končinau. Normalia bars, vis geriau negu veina diskaleik. Pasivažinėjot su manim. Čia tep nuo ūkiaus iki tolimiausių laukų ir kažko ar 4,5 km. Tai daugmaž 16 hektarų čia ir tai stengiuosi ves plotą daugiausiai 2 kultūrom užsėti. Kad kuo mažiau važinėjau būt su treštuvas, pirkštuvas. Nu, kas čia dabar du bebro darba? Biškis smegdaubį atsivėrė, atrodo. Matyt, šalimas kažkur melioracija eina. Po apač susikaupi vandens, paplovė ir susmok. Veitrugė sėti po žirnių. Veinas iki sudiskinti suskutau žirnius gilė. Nu, keiklint, skutaks. Ir pasėjau. Dažniausiai po žirnių yra derva susidarb. Ir tada nėra bėdos po veinas kutėm pasėti. Ypač jei sėjam sudiskinti sėjamui. Šiaip čia ir 6 hektarą lauks. Galėtumės vesanų užsėti. Bet ten tolėliau jie matos yra žemuma. Ir yra apie 4 hektarus durpynų. Tai dažniausiai vestam plot per žėjim užpil su vandenį.
Ir kiek esu mėgėjęs sėt žeimenis, tai tiesiog ant nuplauni ir viskas, ir numiršta. Tai stengiuosi žeimenės sėt šitas ant kalniok, tik tą molis, kur yra ir viskas. O ten palikt vasarojo. Tai čia kur pažyrnė apsiribuosi su 200 kg hektarą trešiam. Nes dažniausiai pažyrnė, kai pastebėjus esu, tai žyrnė ausvat prikaup kažkur 100 kg hektarą salietras vertės. Tai kiek pažyrnė pildavo po 200 salietras, tai išeidau prikaupt po 5 tonus hektarą. Tai beliek 1 hektarą žemyn kveitragių, tai dar reik 200 kg salietras įsipilti, tai dėl teik jau iš tikrą nežut pjauti. Pasemsas viedras 200 kg bus gera. Tam sykiau viskas sutrešimas. Pirmsyk barašiau Agrokoncern salietrą. Tai šiap granul ger, jok dulkėm nėr. Kaupam rašiau jam trašų maišus plėvėlis. Metų gal reikės išvežti utilizuoti kartu su augalų apsaugos produktų pakutėm. Apsibarstėm, rodo balitaus, kaip tik salietras sutarps. Vėliek 20 šilumos rodo, kad bus. Tai pats dabar bus kvietur jam vėl pradėti augti. Dar salietras lieka, tai už geros savaitės reikės dar po 100 kg hektarų išmesti. Ir bus viskas su žeminės. Toliau nusimat dar 30 hektarų vasarin pasijut reikės. Tai tada ir karbamidus naudosim. Aišku, nepamirškite jūs, po trešimų reik dabar užsipildyti trašų žurnalus elektroninius. Ane yra randami to pačią svetainę, kur pasėlius deklaruojat, nes beros per 20 dienų nuo padaryti trešim turi išpildyti. Nes paskiau yra parašyti, kad bus 1% sankcijai nuo visos tiesioginių išmokų paramos. Bet nemanau, kad čia nei puls gaudyti, kas trešėt, kas netrešėt iš tikrųjų. Čia daugiau man rods dėl bendros suvestėnis. Kiek Lietuvoje yra panaudojam trašų, kad pas jau galėt sakyti, va, ūkininką treš belekiek ir kanalą, upelę, opis, ten belekiek yra užteršas, ten dėl ūkininkų kalties. Tai va šiam sykiau teik, dėkui, kad žiūrėjot. Jei patek, paspaskit like, paspaskit subscribe. Jei kas įdomaus yra, parašykit komentar arba parašykit į Instagram privat žinutį ir atsakysiu visko, kas jums duomin. Tai aš einu dabar plauti barsitovą, kad nesupūtų. Nu ir tam sykiau tada. Iki.